ekipą su kamuoliu Alijevas. Beje, prieš šį mačą Alijevą pasveikino čia susirinkę žiūrovai ir komandos nariai su šeimos pagausėjimu. Visiškai neseniai jam gimė sūnus ir šiandieną Alijevo nuotaika turėtų būti gera. Apsikeičia netiksliomis atakomis dabar ir vienos ir kitos komandos krepšininkai. Jonušas kairėjame atakos krašte, nepavyko greitos atakos ir komandos žaidėjas, komandos smegenis, Rolandas Alijevas, patyrė žaidėjas, dabar organizuoja pozicinę Pieno žvaigždžių komandos ataką. Trečią kartą šiame sezone, praktiškai per maždaug mėnesio laikotarpyje jau žaidė dviejas rungtynės šios komandos ir abu kartus Lietuvos krepšinio lygoje pergalės šventė Pieno žvaigždžių krepšininkai. Visiškai neseniai, lapkričio 5 dieną, būtent šioje arenoje pasvalyje Pieno žvaigždės įveikė uteniškius įtikinamą persvarą 94-68. Na, o Utenoje spalio 26 dieną 4 taškų persvarą taip pat laimėjo Pieno žvaigždės 66-62. Taigi galima sakyti, kad favoritai šioje dvikovoje yra Pieno žvaigždžių krepšininkai. Jie rikiuojasi ir Lietuvos krepšinio lygoje ir Baltijos lygoje aukščiau nei uteniškiai, tačiau kiekvienos varžybos yra atskira istorija ir pagaliau sužaidus pusantros minutės pirmieji taškai pelnyti šiame susitikime ir 3 taškus pelno Dovydas Redikas ir aikštės šeimininkai pirmauja rezultatu 3-0. Kol kas dominuoja gynybinis krepšinis, daugiau dėmesio gynybai skiria abi komandos, suprantama, kad dar žaidėjai nėra prasižengę daug ir taip dažnai nutinka, kai rungtynių pradžioje labai kieta gynyba ir agresyvus komandinis gynybinis darbas daro trikdžių puolančiai komandai ir dabar matėme kelios nerezultatyvios atakos buvo tiek uteniškių, tiek pasvaliečių. Viskontas grąžina kamuolį į žaidimą. Kulvietis, prieš jį iškart du žaidėjai, perdavimas į aikštės kraštą, ištampoma gynyba. Kulvietis veržiasi po krepšiu, perdavimas ties tritaškio liniją, laukusio perdavimo jo komandos draugui, tačiau nepavyksta dabar atlikti perdavimo Kaironui Šerdui ir vėl kamuolys atitenka aikštės šeimininkams ir vėl Rolandas Alijevas, niekur neskubėdamas, persivaro vidurio liniją, duoda kamuolį arčiau krepšio, dabar tolimas metimas ir Jonušas. Na, gan įdomiai klausosi šis mačas, kol kas pelnyti 6 taškai ir būtent tolimais 2 tritaškiais metimais aikštės šeimininkai po truputį didina persvarą. Dabar gražiai kairė ranka, prasiveržęs link krepšio. Nikita Bairnovas, legionierius iš Rusijos, atidaro Utenos Juventus komandos sąskaitą ir 6-2. Kol kas 4 taškų persvarą pirmauja aikštės šeimininkai, o dabar neleistinai stabdo varžovą Kaironas Šerdas. Legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų pažeidžia taisyklės ir priverstas į viršų kelti ranką. Po 3 legionierius turi abiejų ekipų treneriai. Aikštės šeimininkų legionieriai yra 2 iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai Derikas Leonardas bei Derikas Karateris bei Latvis Ingus Bankevičius. O uteniškių gretose taip pat yra 2 amerikiečiai, tai Kaironas Šerdas, taip pat Aaronas Matthewsas bei rusas Nikita Bairnovas. Tolimas metimas, šį kartą pro šalį meta Šerdas, atkovoja kamuolį aikštės šeimininkai. Jonušas dideliu greičiu, skuba į priekį, nėra galimybės prasiveržti link krepšio ir tuomet atiduoda kamuolį žaidėjui Rolandui Alijevui, kuris vėl reguliuoja savo komandos žaidimą. Uteniškių gretose įvyko tokių permainų šį lapkričio mėnesį, kaip žinia, pasikeitė vyr treneriai ir dabar jau Virginijus Sirvydis, buvęs žinomas krepšininkas, treniruoja šią komandą, kurią iki tol treniravo nuo sezono pradžios prie vairo stovėjęs Vitoldas Masalskis. Taip pat ekipą paliko ir Ernestas Ežerskis, tačiau vietoj jo dabar komandoje yra Tomas Černeckis. Bairnovas kol kas vienintelis žaidėjas, kuris pelno taškus šiame susitikime svečiams ir po jo tolimo tikslaus metimo jau tik 1 taškas skiria komandas. Pieno žvaigždžių krepšininkai sužaidus beveik 4 minutės pirmauja minimalią persvarą rezultatu 6-5. Dar kartą klysta aikštės šeimininkai, o dabar mačo arbitrai nuramina aikštės šeimininkų trenerį Rimantą Grigą ir įspėja, kad jeigu jis toliau taip reaguos į teisėjų veiksmus, gali būti nubaustas techninė pražanga. Matau keitimas, juo ruošiasi pasirodyti aikštėje
Derekas Leonardas, legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. O dabar pirmą kartą šiame susitikime į priekį įsiveržė svečiai, Utenos Juventus krepšininkai po jų tikslaus metimo, Uteniški priekyje rezultatu 7-6. Ir dabar jau aikštės šeimininkų ataka, Dimša, perdavimas Alijevui, spėja paskutinę akimirką išmušti kamuolį šiam krepšininkui iš rankų Keironas Šerdas, tačiau kamuolys ir toliau atiteks aikštės šeimininkams. Vietoje Dovydo Rediko, kuris pelnė pirmąjį metimą šiame susitikime, aikštėje pasirodo gynėjas Derekas Leonardas, legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų, jo perdavimas po krepšiu ir čia tikslus aukštaūgio Karaterio metimas. Vėl vienu tašku priekyje aikštės šeimininkai, kol kas permainingai vyksta šis susitikimas, 8-7 pirmauja Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. Galbūt ir neverta tikėtis, kad Pieno žvaigždės laimės kaip visiškai neseniai vykusias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, tokių didelių skirtumų, tai būtent 26 taškais tuomet laimėjo Pieno žvaigždžių krepšininkai. Uteniškiai pastebimai pagerino savo žaidimą ir visiškai neseniai Lietuvos krepšinio lygoje jie įveikė labai sėkmingai šį sezoną pradėjusius Kėdainių Nevėžio krepšininkus, taip pat gan atkakliai priešinusi ir Kauno Žalgiriui namuose Lietuvos krepšinio lygoje ir dar ketvirtajame kėlinyje likus žaisti maždaug 8, berods 7 minutės, vos 2 taškai skyrė komandas, tiesa, po to žalgiriečiai sportavo ir nugalėjo uteniškius dviženklę persvarą. Dabar tolimą metimą pataikė Jonušas, vėl 4 taškų persvarą priekyje aikštės šeimininkai, Petrakonį nėra galimybės mesti, perdavimas atgal. Neblogai gynasi dabar Pieno žvaigždžių krepšininkai, tačiau tai nesutrukdo Nikita Barinovai, kuris yra rezultatyviausias svečių komandos gretose, pelnyti 2 taškus ir vėl 2 taškai skiria komandas, 11-9, na ir iš 9 taškų net 7 pelnė būtent Nikita Barinovas, legionierius iš Rusijos. Dimša, pražanga prieš jį, na tiesiog, kaip sako krepšininkai, patgavant judesiu dabar į savo varžovą. Karolis Petrakonis priverstas į viršų kelti ranką, jam fiksuojama pražanga, o dabar 2 keitimai uteniškių gretose. Pasirodo aukštaūgis Averonas Metjusas. Na ir taip pat rezultatyviausias komandos žaidėjas Baltijos lygoje uteniškių gretose. Tai Edgaras Stanionis, žaidėjas, kuris praėjusiame sezone rungtyniavo dar nacionalinėje krepšinio lygoje. Tai yra antroje pagal pajėgumą. Dabar būtent šis krepšininkas prasižengė, nepatenkintas ir Sirvydis ir Urbanas. Tačiau mačo arbitrai vis dėlto fiksuoja pražangą dabar ką tik aikštėje pasirodžiusiam krepšininkui, kuris irgi motyvuoja, kad nemažaidė į kamuolį. Tačiau man pasirodė, kad vis dėlto stumtelėjo šiek tiek varžovą, taip pat pasirodė ir arbitrams. Šis epizodas, kuriame Stanionis buvo nubaustas asmeninė pražanga. 3 komandinės pražangas turi uteniškiai, vos vieną aikštės šeimininkai. Dabar tiesiog įsisuko iš ranko kamuolys po tolimo Jonušo metimo, bet tai nesutrukdo Karateriui atkovoti kamuolį ir po amerikiečio metimo vėl aikštės šeimininkai priekyje 4 taškų persvara, 13-9, 3 minutės ir 45 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Visą laiką, išskyrus vieną momentą, pirmauja šiame kėlinyje aikštės šeimininkai. Tolimas metimas, Kulvietis meta pro šalį, ima Dimša kamuolį, perdavimas Alijevui. Šis žaidėjas dideliu greičiu, uraganišku greičiu skirėja į priekį, tačiau čia jau viskas užtverta. Leonardo metimas tolimas, nėra. Ima kamuolį, šokosi nuo lanko Jonušas ir dabar jau neskubės turbūt Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. Rimantas Grigas rodo, kokį reikia atlikti derinį jo auklėtiniams ir dabar Rolandas Alijevas, kaip ir įprasta tokiame epizode, įžaidinėja kamuolį, perdavimas Dimšai. Ties tritaškio liniją dabar atlieka perdavimus vienas kitam aikštės šeimininkai. Dimša nusprendžia žaisti prieš Barinovą, jo metimas išsisuka kamuolys iš lanko, atkovotas kamuolys, į priekį skuba Šerdas. Drausmingai grįžta į gynybą ir Pieno žvaigždžių krepšininkai, kurie prasižengia yra tik vieną kartą ir gali jie dabar gintis kiečiau. Paliktas Šerdas iš toli, metimas nėra. Ima kamuolį ir šokus nuo lentos aikštės šeimininkai, Karateris ir klysta dabar pasvaliečiai, o čia, na ir truputį neapdairiai sužaidžia šiame epizode pasvaliečiai, na ir Leonardas, manyčiau, sužaidžia taktiškai labai teisingai, kadangi apėjęs jį varžovas turbūt būtų pelnęs 2 taškus, o dabar tik antroji komandinė pražanga, taigi baudos metimai nėra metami ir kamuolį uteniškiai turės įsimesti iš užribio. Komandos kapitonas Rolandas Matulis ruošiasi pasirodyti aikštėje, jis jau pasirodo ir keičia kol kas, na, neįtin gerai atrodantį Saulių Kulvietį. Pozicinė Utenos ataka. Dabar Matulis, matydamas, kad prieš jį yra mažesnis varžovas,
apeina Leonardą, bet prameta iš po krepšio. Leonardą dabar aikštės viduryje stabdo Barinovas ir tai yra jau ketvirtoji Utenos Juventus komandos pražanga. Taigi dabar po kiekvienos pražangos, nepriklausomai ar ji bus metimo metu ar nemetimo, aikštės šeimininkai šiame kėlinyje stos prie baudų metimo linijos, nes tai yra jau 4 komandinės pražangos ir suprantama, kad kiekviena pražanga bus toliau metimai į baudos krepšį. Stanionis dideliu greičiu atkovojęs kamuolį persivaro visą aikštelę, bet čia pastoja jam kelią link krepšio aukštaūgis Karateris ir dabar pozicinė Utenos Juventus komandos ataka. Kol kas asmeniškai ginasi tiek vienos, tiek kitos komandos krepšininkai. Daug užtvarų stato abiejų komandų krepšininkai. Matome, kaip Matulis kovoja su Rediku dėl pozicijos. Vėl dabar užtvara ir Šerdo tolimas metimas. Paskutinėmis atakų sekundėmis skrieja pro šalį, prasidėjo prieš paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. 13-9, kol kas neįtin rezultatyviai vyksta šis susitikimas, tiksliau pirmasis jo kėlinys. Aikštės šeimininkai išlaiko 4 taškų pranašumą ir dabar jie atakoje. Karateris įdengia jo tautietis ir dabar jau bus metami baudos metimai. Būtent tas epizodas, kai lemia pražangų limitas. Tai, kad atakuojantį komanda stos prie baudų metimo linijos ir tai padarys vienas iš komandos lyderių, Derekas Karateris. Jis dabar mes 2 baudos metimus į svečių komandos krepšį. Uteniškiai prasižengia jau 5 kartą, tuo tarpu aikštės šeimininkai turi surinkę vos 2 komandinės pražangas. Pirmasis metimas tikslus, 14-9, persvara šokteli iki 5 taškų. Ir netrukus bus galimybė tą persvarą padidinti dar 1 tašku. Ką sėkmingai ir daro legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Pirmą kartą, jeigu neklystu, šiame susitikime aikštės šeimininkams pavyksta įgyti 6 taškų pranašumą. Akilai Stanionį prižiūrėjo Realijevas, padeda jam komandos draugai. Dabar galingų šuolių. Uteniškių komandos vidurio puolėjas Metiusas bandė pelnyti taškus, tačiau vėl kamuolys įsisuka iš lanko, bet nepaisant to jis atitenka svečiams ir Juventus krepšininkai tęsia savo ataką. Ir Barinovas kol kas nesulaikomas. Šis yra žaidėjas Utenos komandos gretose iš 11 taškų, būtent 9 pelnė Nikita Barinovas ir kol kas tai yra didžiausias galvos skausmas tiek visiems žaidėjams, tiek turbūt visų pirma ir treneriui Rimantui Grigui. 15-11 paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Gražus perdavimas po krepšiu įkirtusiam laisvam komandos draugui Pauliui Sorokui ir pastarasis pelno 2 taškus, 17-11 ir minutės pertraukėlė. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Ką tik baigėsi minutės pertraukėlė, taigi paskutiniosios 52 sekundės pirmajame rungtynių kėlinyje. Kol kas pranašiau, šiek tiek pranašiau atrodo aikštės šeimininkai, Pieno žvaigždžių krepšininkai, kurie visą laiką skyrus vieną epizodą pirmauja pirmajame kėlinyje. Štai matome dabar bandė spustelėti varžovus aikštės šeimininkai ir tas netikėtumo faktorius dabar nepaveikė svečių. Sugebėjo dabar jie labai lengvai pereiti vidurio liniją ir negana to dar išprovokuoti aikštės šeimininkams vieną pražangą. Tiesa, kol kas tik 3 kartus yra prasižengę aikštės šeimininkai, taigi jie gali nemetimo metu prasižengti dar vieną kartą ir baudos metimai nebus metami. Viskontas, perdavimas Nikita Barinovui žaidėjui, kuris pirmajame kėlinyje žaidžia labai gerai, tačiau dabar jis klysta. Redikas, perdavimas Sorokui ir šį baudžia. Tiksliau jam kerta per rankas dabar Aidas Viskontas. Vėl nenori uteniškiai jau antrą kartą pirmajame kėlinyje sutikti su mačo
arbitro sprendimais, bet niekas jau negali užginčyti to epizodo, taigi dabar aikštės šeimininkų žaidėjas Paulius Sorokas stos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę padidinti aikštės šeimininkų pranašumą iki 8 taškų, kol kas 17-11 priekyje pasvaliečiai. Pirmasis baudos metimas tikslus. 18-11. 34 sekundės, taigi bet kokiu atveju liks laiko dar ir aikštės šeimininkų atakai. Numuša dabar kamuolį pašakinėjusi ant lanko Matthewsas. Taigi vieną metimą pavyksta pataikyti Pasvalio Pieno Žvaigždžių krepšininkui ir paskutiniosios 23 sekundės pirmajame rungtynių kėlinyje, plius 7 taškai. Pieno Žvaigždžių, dabar Jonušas vos neperėmė kamuolio, kišteli ranką, bet būtent nuo jo rankos kamuolys lekia į užribį ir uteniškio atakai lieka dar 8 sekundės, o iki pirmojo kėlinio pabaigos 17. Viskontas, perdavimas Kimontui, Viskontas vienas pas nusprendžia viską baigti ir dabar Jonušas pripažįsta sukirtęs varžovui per ranką. Metimas netikslus, bet Aidas Viskontas stos prie baudų metimo linijos ir galės 2 taškus pelnyti, būtent mesdamas baudas. 13 sekundžių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos ir jeigu pataikys antrąją baudą Viskontas, tai kamuolys suprantama teks pasvaliečiams ir jie galės kamuolį kontroliuoti iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. 18-12. 18-13. 5 taškai skiria komandos, 13 sekundžių ir turbūt paskutinioji ataka, nes jeigu pasvaliečiai žais drausmingai, turbūt metimas bus atliekamas paskutiniosiomis kėlinio sekundžiomis. Nors ne, gal kiek ir per anksti dabar išmetė kamuolį Leonardas, o šis Matulio metimas jau nebėra skaitomas, kadangi kamuolys į krepšį įkrito jau, tiksliau buvo paleistas iš rankų jau nuaidėjus sirenai, skelbiančiai pirmojo kėlinuko pabaigą. Taigi 18-13, po pirmųjų 10 žaidimo minučių priekyje Pieno Žvaigždės. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės, tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės, tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Prasideda antrasis rungtynių tarp Pieno Žvaigždžių ir Juventus komandų kėlinys. Po pirmųjų 10 žaidimo minučių aikštės šeimininkai, Pieno Žvaigždžių krepšininkai turi 5 taškų pranašumą ir pirmauja rezultatu 18-13. Rolandas Alijevas rinėja kamuolį, neturi vidurio linijos ir dabar neiškentęs kepštelė jam per rankas. Svečių komandos aukštaūgis Averonas Matthewsas, jam pražanga. Ir tai antroji aukštaūgio pražanga. Pirmajame kėlinyje svečių gretose vienintelis Nikita Barinovas įsiskyrė rezultatyvių žaidimų, kuris pelnė net 9 taškus iš
13 pelnytų komandos taškų. Pasvaliečių gretose žaidėjų buvo daugiau, 4 žaidėjai, kurie pelnė po 6, kiti po 3 taškus. Na, o dabar šiek tiek taktiškai suklysta Pieno žvaigždžių krepšininkai. Derekas Carteris susižaidė, nepamatė, kad praktiškai baigėsi jau atakai skirtas laikas ir nesugebėjo aikštės šeimininkai atlikti metimo į krepšį laikų, todėl kamuolys atitenka svečiams ir Aidas Viskontas dabar ieško komandos draugų. Stanionis, tolimas metimas, tikslus. Taiklę ranką turi Edgaras Stanionis ir jis vidutiniškai pelno po 14,5 taško. Utenos komandai Baltijos krepšinio lygos varžybose tai yra geriausias rodiklis komandoje. Po jo tolimo metimo komanda skiria jau tik 2 taškai. Jonušas, perdavimas Alijevui, iš toli 3 taškai. Taip pat 3 taškai atsako ir aikštės šeimininkai. (21-16) tokių rezultatų pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Tiesa, pirmauja tokių skirtumų neilgai, nes po krepšių gavęs laikų kamuolį svečių komandos aukštaūgis Petrukonis pelno 2 taškus ir vėl skirtumas tirpsta tik iki 3 taškų. Rimantas Grigas turi daug pastabų Pieno žvaigždžių krepšininkams. Atsistojęs, jis nertingai diriguoja komandos draugams, o dabar pasvaliečiai remiasi daugiau tolimais metimais ir kaip ir pirmojo kėlinio pradžioje, taip ir dabar jie 2 tolimais metimais pelno taškus, iškart 6 taškai ir vėl šiek tiek ramiau, o čia pražanga gynyboje, nuleistos rankos buvo Dovydo Rediko, toks turėtų būti mačo arbitrų sprendimas, nes jis lyg ir nestumė varžovą, bet prasčiausiai šiek tiek netinkamai buvo užsėmęs padėtį ir vis dėlto stumtelėjo varžovą. Na, o Žydrūnas Urbanas, antrasis komandos treneris ir klubo direktorius, dabar apeliuoja mačo arbitrams. Na, galbūt apeliacija ir yra pagrįsta. Jis motyvuoja tuo, kad buvo prasižengta metimo metu ir reiktų mesti 2 baudos metimus, tačiau mačo arbitrai nusprendė, kad buvo prasižengta prieš metimą. Taigi baudos metimai buvo nemetami, po to kamuolys atiteko aikštės šeimininkams ir dabar labai graži ataka, o Redikas įsigudrina pramesti iš po krepšio, visiškai laisvas, gavęs gražų perdavimą iš komandos draugo. Dovydas Redikas nesugeba pasiųsti jo į krepšį. Stanionis, komandos snaiperis, šį kartą nepataiko, kasgi paims atšokusi kamuolį. Tas pats krepšininkas, kuris metė, vėl kontroliuoja kamuolį, dabar 2 taikliarankiai Viskontas ir Stanionis yra uteniškių gretose vienu metu aikštėje, 2 vikrūs staigus gynėjai. Redikas, perdavimas Karateriui ir šis krauna iš viršaus. Galinga, ryžtinga ataka ir Pieno žvaigždžių krepšininkai vėl didina savo pranašumą 26-18. Matulis iš toli. Nekrenta dabar tolimi metimai uteniškiams jau kelintą kartą iš gan dėkingų padėčių. Prameta Juventus krepšininkai ir tai neleidžia jiems sušvelninti atsilikimo. Na ir dabar, jeigu taikliai baigtų savo ataką, pasvaliečiai įgytų 2-ženklę persvarą, ko šį vakarą dar nebuvo. Klaida, Jonušas klysta, bandė atlikti perdavimą Karateriui, bet suklydo, o dabar stabdydamas greitą ataką, jis prasižengė aikštės viduryje. Keitimas ir uteniškių gretose, pasirodo aikštėje Nikita Barinovas. Kol kas rezultatyviausias žaidėjas Juventus komandos gretose, kuris vien pirmajame kėlinyje pelnė 9 taškus. 26-18. Tokių skirtumų pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Beje, Pieno žvaigždžių krepšininkai pirmauja ir šiame BBL divizione C grupėje rungtyniauja 7 komandos ir Pieno žvaigždžių krepšininkai vieninteliai iš šių 7 komandų nėra patyrę pralaimėjimo kartelio. Visos 5 pergalės iškovojo Pieno žvaigždės, uteniškiai turi pasiekę 2 pergalės po 4 susitikimų. Dabar sėkminga svečių komandos ataka. Petrukonis pelno 2 taškus ir dar priverčia prasižengti varžovą. Ir dabar jis stos prie baudų metimo linijos ir šios atakos metu svečių komandos aukštaūgis gali pelnyti 3 taškus, ką jis ir padaro. 26-21, vėl tai 5 taškai.
skiria komandas, tačiau tenka pripažinti, kad praktiškai visą laiką priekyje yra aikštės šeimininkai ir jie pirmauja tai 3, tai 5, tai 8 taškų skirtumų, tačiau jų pranašumas visą laiką lieka keli taškai. Dabar vėl gražus metimas nuo lentos, 28-21 ir vėl 7 taškai skiria komandas. Viskonto ir Alijevo mikrodvikova netoli ties vidurio. Perdavimas Viskonto tiesiai Dimšai rankas. Leonardas, šalia jo Jonušas ir 2 taškai. Žaibiška ataka ir matydamas, kad varžovai tolsta, Sirvydis, komandos kapitonas, komandos treneris, prašo minutės pertraukėlės ir dabar uteniškiai turės progos pasitarti, kaip rungtyniauti toliau. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Baigėsi minutės pertraukėlė ir keitimas uteniškių gretose. Tomas Černeckis pasirodo aikštėje, žaidėjas, kuris šiame sezone rungtyniavo dar Panevėžio Lietkabelyje. Tiesa, nebuvo pasirašyta sutartis, jis laikinai, kol buvo traumuota visa eilė Panevėžio klubo krepšininkų, padėjo šiai komandai, beje, jis gimęs, užaugęs ir taip pat krepšinio mokyklą baigęs būtent Panevėžyje. Tačiau Juventus gretose jis pasirodė visiškai neseniai. Pieno žvaigždžių komandos ataka, perdavimas po krepšiu, nepataiko dabar Dimša iš po krepšio. Nebloga galimybė buvo pelnyti 2 taškus vienam iš aikštės šeimininkų lyderių, beje, Baltijos lygoje Egidijus Dimša yra rezultatyviausias žaidėjas Pieno žvaigždžių gretose. Po 12,60 taško renka šis krepšininkas vidutiniškai per 1 rungtynes. Įpusėjo antrasis rungtynių kėlinys ir 9 taškų persvara pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Bando aktyviai gintis prieš savo varžovus. Pieno žvaigždžių krepšininkai ir dabar sužingsniuoja Kulvietis. Iš tiesų šiek tiek sunkokai jam sekėsi vesti kamuolį ir mačo arbitrai užfiksavo žingsnius Utenos Juventus komandos žaidėjui. Taigi dar viena nesėkminga svečių ataka ir dar viena galimybė aikštės šeimininkams padidinti skirtumą iki 2 ženklių, tačiau klysta ir Pieno žvaigždžių krepšininkai. Dabar dar vienas netikslus Dimšos perdavimas Jonušui. Pasipylė abiejų ekipų žaidėjų klaidos ir dabar jau kuris laikas nekinta rezultatas, nes paprasčiausiai žaidėjai net neatlieka metimo į krepšį, tai sužingsniuoja, tai atlieka perdavimą tiesiog varžovų į rankas arba dar blogiau į užribį. Širdas. Na, vėl matome, vos neįvyko klaida. 3 sekundės reikia mesti. Černeskio metimas blokuojamas ir jau būtų nuskambėjusi sirena skelbianti atakos laiko pabaigą. Pieno žvaigždžių krepšininkai ginasi pakankamai gerai. Na, Utenos Juventus komanda taip pat yra daugiau gynybinė nei puolamoji, todėl nieko keisto, kad sužaidus jau 16 minučių šiame mače, kol kas bendras abiejų komandų taškų skaičius siekia vos 51. Daugiau dėmesio skiria gynybai šios komandos, na, prisiminus jų rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, Utenoje, taip pat jos buvo labai nerezultatyvios, ten pasvaliečiai laimėjo 66-62. Na ir pavyksta pagaliau įgyti 2-ženklę persvarą po tikslaus
Dereko Leonardo metimo. Aikštės šeimininkai pirmauja dviženklę persvarą 32-21. Ir toliau labai aktyviai ginasi prieš varžovus. Dabar du amerikiečiai dengia vienas kito. Šerdas iš toli. Ir kamuolys nenoromis pašokinėjęs ant lanko įkrita. Taigi 3 taškai yra įrašomi svečių komandos legionieriui Keironui Šerdui. 32-24. 8 taškai skiria komandas. Likus žaisti lygiai 3,5 minutės iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Redekas dabar atlieka žaidėjo funkcijas, kol ant atsarginių žaidėjų suolelio ilsisi visiškai neseniai sūnaus susilaukęs Rolandas Alijevas. Redeko metimas ir pražanga. Du baudos metimai skiriami į Utenos Juventus komandos krepšį. 32-24 ir Dovydas Redekas stoja prie baudų metimo linijos. Kaip jau minėjau, 7 komandos rungtyniauja šioje C grupėje. Pieno žvaigždės kol kas nėra patyrusios pralaimėjimo. 5 pergalės tiek pat galimų. Antroje vietoje reikiuojasi Prienų Tonebet komanda. 4 pergalės po 5 rungtynių. Treti Tartu Rock 2 pergalės. Juventus 2 pergalės. Kazachstano Aktau Kaspi 1 pergalė. Rygos Barons 1 pergalė. Ir Valgos Valga iš Estijos kol kas nėra pasiekusi pergalių. Taigi tokia turnyro padėtis yra šioje grupėje. Po 5 komandas patenka į kitą etapą, tai yra į turnyro aštuntfinalį. 3 grupės yra po 7 komandas ir 5 komandos iš kiekvienos iš visų 3 grupių po 5 komandas. Taip pat 6 komanda, kuri parodys geriausią, 6 vietą užėmusi komanda, kuri parodys geriausią rezultatą tarp tų 3 komandų, kurios užim 6 vietas. Taigi tos 16 komandų suformuos poras aštuntfinalyje. Šį kartą minutės pertraukėlės prašo Pieno žvaigždžių komandos treneris Rimantas Grigas, esant rezultatui 34-26. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Baigėsi minutės pertraukėlė ir kiek daugiau nei 2,5 minutės lieka komandom žaisti antrajame rungtynių kėlinyje. 34-26. Pasvaliečiai visą laiką išlaiko maždaug 6-8 taškų pranašumą. Ir dabar Jonušas veržiasi ryžtingai link Utenos Juventus komandos krepšio, tačiau jį stabdo varžovai pražangų pagalba. Saulius Kulvietis prasižengia ir vėl uteniškiai jau ne pirmas kartas šiandieną nenori sutikti su mačo arbitrų sprendimu. 34-26, ketvirtoji komandinė Utenos Juventus krepšininkų pražanga antrajame rungtynių kėlinyje. Ir dabar vėl reikia aikštės šeimininkams žaisti agresyviau, norint, kad būtų metami metimai į varžovų komandos krepšį. Dimša gauna kamuolį po krepšiu, na, sunku patikėti, kad žaidėjas tai prameta iš po krepšio, o dabar dar stogas yra išrašomas Leonardui. Nepaisant to, dar 22 sekundės yra aikštės šeimininkams baigti šią ataką šiame antrajame rungtynių kėlinyje. Redekas ieško komandos draugų, kamgi išmesti kamuolį į aikštelę, galų gale suranda jis Leonardą. Aktyviai, labai aktyviai besibaigiant šiam kėliniui ginasi uteniškiai ir
Metiusas perima kamuolį, Šerdas, priekyje Stanionis, vienas pas Stanionis veržėsi ir labai sėkminga Utenos Juventus komandos ataka. Edgaras Stanionis pelno 2 taškus ir negana tos dar prie baudų metimo linijos ir galimybė pelnyti ekstra tašką, taigi sušvelnėja varžovų svečių atsilikimas nuo aikštės šeimininkų iki 6 taškų, 34-28 ir Edgaras Stanionis stos prie baudų metimo linijos. Dovydas Redikas dabar sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoj jo pasirodo žaidėjo pozicijoje rungtyniaujantis Rolandas Alijevas. Abi komandos išnaudojo komandinių pražangų limitą, tačiau Stanionis nepataiko baudos metimo ir prasideda prieš paskutinioji. Antrojo kėlinio minutė, 6 taškų skirtumų, priekyje Pieno žvaigždžių krepšininkai. Alijevas, Jonušas, jam užtvarą stato komandos aukštaūgis. Jonušas vienas pas nusprendžia mesti, taiklė ranka pasižymė šis žaidėjas ir jis vėl pelno taškus, 36-28. Jonušas pelnė savo 10-ąjį tašką ir jis yra rezultatyviausias žaidėjas šiame susitikime ir savo komandoje ir apskritai aikštėje. O dabar dar viena analogiška ataka. Metiusas, kaip prieš tai Stanionis, pelno 2 taškus ir gauna galimybę dar stoti prie baudų metimo linijos. Dar vieną minutės pertraukėlį ir po to grįšime čia į Pasvalio sporto rūmus. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Baigėsi minutės pertraukėlė, krepšininkai grįžta į aikštelę, taigi dar vienas ekstra metimas. Metiusas dabar prie baudų metimo linijos ir galimybė šiek tiek sušvelninti atsilikimą, besibaigiant pirmajam kėliniui. Kol kas tik 2 taškus pelnė svečių komandos aukštaūgis, tie 2 taškai ir lieka, nes dabar pražanga jau Černeckiui skiriama, nes labai kietai atkovojusi aikštės šeimininkų krepšininką. Atakavo svečių komandos 2 krepšininkai ir Tomui Černeckiui. Mačo arbitrai skiria pražangą, bet problema yra ta, kad svečiai yra prasižengę jau daugiau nei 4 kartus ir dabar už tą pražangą iškart skiriami 2 baudos metimai, neprabėgus nei sekundėjai. Žygimantas Jonušas turi galimybę dabar vėl padidinti aikštės šeimininkų pranašumą iki 8 taškų. Pirmasis baudos metimas tikslus, 37-30. Antrasis skrieja pro šalį ir Metiusas ima nuo lanko atšokusi kamuolį. 7 taškų skirtumų priekyje aikštės šeimininkai. Barinovas be pražangos apsigina aikštės šeimininkai, tačiau įsižaidžia Metiusas ir dabar jis pelno 2 taškus metimų nuo lentos. Prasideda paskutinioji antrojo kėlinio minutė, 37-32. Jau tik 5 taškai skiria komandas, o vienu metu aikštės šeimininkai antrajame kėlinyje pirmavo ir 2-ženklę persvarą. Alijevas. Perdavimas tiesiai varžovų į rankas, greita uteniškių ataka. Šerdas milžinišku greičiu lėkė svečių komandos legionierius. Na ir gerai dar aikštės šeimininkams, kad kamuolys neįkrinta į krepšį, nes priešingų atveju būtų 2 taškai plus pražanga. Dabar
amerikietis stoja prie baudų metimų linijos ir turės galimybę pelnyti tuos 2 taškus baudos metimais. Keitimas varžovų gretose. Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos varžovų gretose. Vietoje Tomo Černeskio aikštėje Aidas Viskontas. Dabar 3 mažais krepšininkais. Stanioniu, Viskontu ir Šerdu rungtyniauja trenerio Virginijaus Sirvydžio auklėtiniai. O amerikietis nuo baudų metimo linijos meta tiksliai. 37-33 ir dar liks laiko Utenos komandos atakai po to, kai kamuolį kontroliuos aikštės šeimininkai. Pataiko ir antrąjį baudos metimą. Šerdas. Taigi 37-34. Jau tik 3 taškų pranašumu pirmauja aikštės šeimininkai. Ir dabar dar uteniškiai turi galimybę sėkmingiau netgi sumažinti tą atsilikimą, koks yra dabar, jeigu pavyktų apsiginti ir po to pelnyti taškus savo paskutinėje atakoje. Mačo arbitrai fiksuoja pražangą dabar svečių krepšininkams. Suprantama, kad sunku yra sulaikyti be pražangos. Aikštės šeimininkų labai galingą, fiziškai stipriai sudėtą vyruką Dereką Carterį. Ir prieš jį prasižengta amerikietis stoja prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas tikslus. 38-34. 16 sekundžių lieka iki didžiausios rungtynių pertraukos. Teks pakartoti. Ne, vis dėlto iš Pieno žvaigždžių krepšininkų kažkuris anksčiau įžengė į baudos aikštelę, todėl nebereiks kartoti šio metimo, o likus 16 sekundžių kamuolys atitenka Juventus krepšininkams ir paskutinioji svečių ataka antrajame rungtynių kėlinyje. Plius 4 taškai kol kas. Tokių skirtumų pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Metimas iš po krepšio. Nepataiko ir Pieno žvaigždžių svečių krepšininkai. Leonardas meta iš toli ir nėra. Aidis sirena skelbianti, kad baigėsi pirmoji rungtynių pusė, po kurios 4 taškų persvara 38-34 pirmauja Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. Pertrauka. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Top Sport lažybos. m.topsport.lt
Sporto TV tęsia tiesioginė transliacija iš Pasvalio, kur netrukus prasidės antroji rungtynių pusė. Šiandieną vyksta Baltijos krepšinio lygos pirmenybių susitikimas tarp Vietos Pieno žvaigždžių ir Utenos Juventus komandų. Po 2 kėlinių aikštės šeimininkai turi 4 taškų persvarą ir pirmauja rezultatu 38-34. 18-13 po pirmojo kėlinio pirmavo aikštės šeimininkai, taigi vos 1 tašku antrajame kėlinyje pavyko uteniškiams sumažinti savo atsilikimą ir dabar Utenos Juventus krepšininkai pradeda pirmąją savo ataką. Kulvietis veržiasi link aikštės šeimininkų krepšių ir dabar priverstas kelti į viršų ranką Žygimantas Jonušas, žaidėjas, kuris šiandieną rungtyniauja sėkmingai aikštės šeimininkų gretose ir apskritai aikštėje jis yra pats rezultatyviausias. Žygimantas Jonušas pelnė per pirmosius 2 kėlinius 11 taškų savo komandai. Saulius Kulvietis stoja prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas tikslus, jau tik 3 taškai skiria komandas. 38-35. Ir dar viena taikli bauda. 38-36, jau senai. Aikštės šeimininkai uteniškiams buvo pasiekimi vos 1 metimu ir dabar būtent toks yra momentas. Žiūrėsime, kaip seksis Pieno žvaigždžių krepšininkams. Na, dabar pražanga, matosi, šoka visas atsarginių žaidėjų suolelis ir Žydrūnas Urbanas yra atsarginiai žaidėjai. Jie visi teigia, kad aikštės šeimininkų krepšininkas aukštaūgis Derekas Karateris sužingsniavo, tačiau mačo arbitrų nuomonė buvo nuleistos rankos ir pražanga prieš šį aukštaūgį. Jis dabar stoja prie baudų metimo linijos ir pameta pirmąjį baudos metimą. 9 taškus jis pelnė savo komandai per pirmąją rungtynių pusę ir buvo antras po Jonušo pagal rezultatyvumą. Antrasis baudos metimas tikslus. 39-36. Šerdas. Perdavimas po krepšiu, nesiryžo mesti Petrakonis. Vėl Šerdas. Vėl Petrakonis prieš Karateris. Barinovas. Ir dabar blokuojamas Barinovo metimas. Na, Barinovas puikiai žaidė pirmajame rungtynių kėlinyje. Pelnė 9 taškus. Tačiau po to, kai sustojo, tai sustojo. Ir dabar matome Jonušą šlupčioje. Ir nenorėdamas rizikuoti, treneris Rimantas Grigas keičia dabar Žygimantą Jonušą. Vietojo 2 taškai, 42-40, Dimša, Karateris, metimas tikslus, jo metimas, vėl 4 taškai skiria komandas, 44-40, tačiau nepavyksta jau pasvaliečiams įgyti 2 ženklės persvaros ir jie dabar turi kautis iš paskutiniųjų, kad šiandieną iškovoti pergalę. Alijevas atšokusi kamuolį įima, perdavimas ir Viskontas čia labai tiksliai norėjo sužaisti, prašo jis mačo arbitro ginčo, tačiau mačo arbitrai nusprendžia, kad kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Redekas jį perduoda Alijevui ir dar 15 sekundžių šiai Pieno žvaigždžių atakai. Alijevas, sudėtingas metimas per iškeltas rankas, Redekas įima kamuolį. Reikia skubėti, mesti į krepšį paskutiniosios 3 sekundės ir Redekas pelno taškus, tikslių metimų, tiesa, užmina ant tritaškio linijos, tačiau vis dėlto labai dar sėkmingai įsigelbsti šiame epizode pasvaliečiai. Situacija buvo jų labai sudėtinga, Redekas sugebėjo sugauti riedantį kamuolį ir pasiųsti jį metimu į krepšį. O dabar klaida, uteniškių klaida puolime, klysta atlikdamas perdavimą Šerdas, vietojo aikštėje pasirodo Edgaras Stanionis, žaidėjas, kuris, kaip jau minėjau, pirmoje rungtynių pusėje daugiausiai taškų renka Baltijos krepšinio lygoje Utenos Juventus komandai po 14,5 taško ir jis atkovoja, kaip nebūtų keista, 6,30 kamuolio vidutiniškai per 1 rungtynes, nors nėra jis itin aukšto ūgio, tačiau pasižymė gera uoslė, gera vieta pasirenkant poziciją kovojant dėl kamuolio ir su 1,94 m ūgiu jis
pagal šį rodiklį geriausias. O dabar Dovydas Rėdikas pelno 2 taškus, priverčia varžovą prasižengti ir vėl trukteli aikštės šeimininkai į priekį. 48-40 ir keitimas Juventus komandoje vietoje Karolio Petrikonio. Aikštėje pasirodo kitas aukštaūgis, Neveronas Metjusas. Rėdikas pataiko baudos metimą ir dar labiau padidina pasvaliečių pranašumą. 49-40, lieka 6 minutės ir 20 sekundžių iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Viskontas su Stanioniu dabar atlieka vienas kitam visą eilę perdavimų. Stanionio metimas iš toli, 3 taškai. Reikia aikštės šeimininkams prižiūrėti šį snaiperį, nes pataiko nedengiamas Edgaras Stanionis pakankamai tiksliai. Ir po jo tolimo metimo komanda skiria 6 taškai. 49-43. Vos nesuklysta Lievas, atlikdamas perdavimą Dovydui Rėdikui. Labai greiti ir staigus yra Utenos komandos gynėjai, Stanionis bei Viskontas. Ir atliekant perdavimus reikia aikštės šeimininkų žaidėjams būti labai tiksliems. Vietoje Kulviečio pasirodo Rolandas Matulis, Juventus komandos gretose. Didesnė žaidėjų rotacija, suprantama, kad rungtynėse pusėjo ir reikia daugiau jau jėgų aikštėje. Netikslus metimas, Dimša kovoja dėl kamuolio, pralaimi šią kovą. Viskontas skrieja į priekį, perdavimas puikus, perdavimas dabar po krepšių kirtusiam Metjusui. Ir pastarasis žaidėjas pelno dar 2 taškus. 49-45, jau tik 4 taškai, nors ką tik buvo 8. Matome, kokiamis bangomis rungtyniauja šį vakarą abi komandos. Jonušas, jie akylai prižiūri Matulis. Perdavimas tiesiai taškio linijoje Rėdikui ir čia 4. komandinė pražanga. Jau 4. kartą šiame kėlinyje prasižengė Utenos Juventus komanda ir dabar reikia būti jau atsargesniems uteniškiams, nes priešingų atveju bus metami baudos metimai į jų krepšį. Jonušas ieško, kamgi atlikti perdavimą. Alijevas nugarą žaidžia prieš šiek tiek mažesnį Viskontą ir čia tikslus perdavimas įkirtusiam į baudos aikštelę Karateriui. Pastarasis pelno lengvus taškus. 51-45, lygiai 5 minutės lieka komandoms žaisti trečiajame kėlinyje. Barinovas, tyli šis krepšininkas po pirmojo kėlinio nepelnytų 9 taškų. Jis tik dabar pagaliau po ilgos pertraukos pelno savo taškus. Jos sąskaita dabar 11 taškų ir po Nikitos Barinovo metimo 51-47. Alijevas, Rėdikas, Berbstė ir čia klumpa, slysteli ir suklumpa dabar Dovydas Rėdikas. Reikia grįžti greičiau gynybą šiam žaidėjui, nes dabar kiekybinis pranašumas jau yra uteniškių pusėje, tačiau jo nepasinaudoja. Rėdikas, nesiryžo dabar Viskontas jo bauduoti, tačiau dabar bandydamas tiesiog nupūsti į krepšį skriejusi kamuolį, Aidas Viskontas pažeidžia taisyklės ir Dovydas Rėdikas stos prie baudų metimo linijos. 51-47, pirmaujant aikštės šeimininkams. Derikas Leonardas netrukus pasirodys aikštėje, tačiau jis pakeis Dovydą Rėdiką, jeigu šis pataikys antrąjį baudos metimą. O Alijevas ir toliau liks aikštėje. Pirmasis Rėdiko metimas tikslus. 52-47. Ir dar kartą pataiko Dovydas Rėdikas. Puikiai rungtyniauja šiandieną šis krepšininkas ir tampa jau rezultatyviausių Pieno žvaigždžių krepšininkų šį vakar. Jo sąskaitoje jau 15 taškų ir treneris Rimantas Grigas duoda atsikvėpti dabar Rėdikui. Vietoj jo aikštėje, kaip jau minėjau, pasirodo Derikas Leonardas. Įpusėjo jau trečiasis rungtynių kėlinys. Aikštės šeimininkams nepavyksta tolti toliau nuo varžovų. Juventus komanda nenori nuleisti rankų ir šiandieną kovoja pagirtinai. Tik 6 taškai skiria komandas. Likus žaisti iki mačo pabaigos 14 minučių. Dvigubina gynybą. Dabar pasvaliečiai ir dabar nenori sutikti
Paulius Sorokas su mačo arbitrų sprendimu. Įmasi už galvos ir Alijevas. Na, šiandieną labai daug tokių mačo arbitrų sprendimų, kai tiek vienos, tiek kitos komandos krepšininkai nenori su jais sutikti. Suprantama, kad tai nėra tendencingi sprendimai, bet krepšininkai yra įsiaudrinę, jie nestakoja emocijų ir kiekvienas, bent jau kiek abejonių kelintis sprendimas, iškart jiems leidžia susinervinti ir apeliuoti į arbitrų veiksmus. Antrasis baudos metimas netikslus. 53-48. 5 taškai skiria komandas. Alijevas žaidinėja kamuolį. Toli dabar Carteris ties taško liniją. Jonušas meta iš toli. Nepataiko Jonušas, tačiau Alijevas atskubėjęs po krepšių ima kamuolį. Leonardas vėl perduoda kamuolį Alijevui ir vėl pozicinė ataka, neskubant, žaidžiant kamuolį iki tikro metimo. Jonušas dar kartą iš 3 taškų zonos, šį kartą tikslus Žygimantas Jonušas, labai taikli šio krepšininko rankelė ir jis tą pademonstravo būtent paskutinėjame epizode. Širdas nori sakyti to pačiu, tačiau jam to padaryti nepavyksta. Dabar paimtas kamuolys nuo atšokusio krepšio ir dabar jau prie baudų metimų linijos siunčia Paulius Soroka. Varžovas prasižengęs prieš jį, nes tai yra jau 6 komandinė pražanga ir suprantama, kad tokiais atvejais reikia būti labai atsargiems, praktiškai bereikalinga pražanga, nes suteikiama galimybė aikštės šeimininkams pelnyti 2 lengvus taškus. Petrakonis pasirodo aikštėje, jis keičia Metjusą, kuris sudinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, o Sorokas pataiko pirmąjį baudos metimą. 57-48. Ir 58-48 vėl po gan ilgai sužaisto laiko, po ilgos pertraukos aikštės šeimininkams pavyksta įgyti 2ženklę persvarą, likus žaisti trečiajame kėlinyje kiek daugiau nei 3 minutės. Neilgai išsilaiko šį persvarą, kadangi Rolandas Matulis. Atsiprašau, Gintas Matulis pašokęs pelno 2 taškus, vėl šiek tiek sušvelnina atsilikimą ir dar viena pieno žvaigždžių ataka. Na, ne visiškai tikslus perdavimas, tačiau nepaisant to, apdorojęs kamuolį, siunčia į krepšio aikštės šeimininkų vienas lyderių, Derekas Carteris, vėl 10 taškų skiria komandas, 60-50. Na, dabar gynyba nėra tokia gera, kaip buvo pirmoje rungtynių pusėje, labai taikliai atakuoja krepšį, tiek vienos, tiek kitos komandos krepšininkai, neblogas perdavimas Jonušui ir galimybė dėti kamuolį iš viršaus, nenori su tuo sutikti, kad būtų įdėtas kamuolys Keirnas Širdas, jis kerta Jonušui per rankas, tačiau aikštės šeimininkų krepšininkas dabar stos prie baudų metimo linijos, tiesa, tai nutiks po minutės pertraukėlės. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Artėja prie pabaigos, minutės pertraukėlė, kol kas antroje rungtynių pusėje kiek geriau sekasi aikštės šeimininkams, Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams, kadangi po 2 kėlinių aikštės šeimininkai turėjo 4 taškų persvarą, jie pirmavo 38-34, dabar jau 10 taškų skiria komandas, taigi šiame kėlinyje pasvaliečiai pirmauja 6 taškų persvarą ir tą persvarą gali dar labiau padidinti, kadangi dabar jų ekipos krepšininkas sustos prie baudų metimo linijos. Aš jau minėjau, kad Baltijos krepšinio lygoje šioje C grupėje pieno žvaigždžių krepšininkai dar nežino pralaimėjimo kortelio, jie laimėjo visas 5 žaistas rungtynes ir tvirtai pirmauja šioje 7 komandų grupėje. Tuo tarpu Utenos Juventus komanda per
4 žaistas rungtynes, 2 susitikimus laimėjo ir 2 pralaimėjo. Beje, Baltijos krepšinio lygoje šios komandos susitinka pirmą kartą, na, o šiais metais jos 2 kartus jau žaidė Lietuvos krepšinio lygoje ir abu kartus pergalės šventė pasvaliečiai. Išvykoje jie laimėjo labai patkoklios kovos 66-62, tai yra 4 taškų persvara, tuo tarpu namuose čia lapkričio 5 dieną sutriuškino uteniškius, ne 26 taškų persvara, 94-68. Žygimantas Jonušas pataiko abu baudos metimus ir jeigu neklystų, tai didžiausia persvara šio vakaro rungtynėse. Aikštės šeimininkų jie pirmauja 62-50 likus 2 minutėms ir 20 sekundžių iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Šiek tiek ilgesnis yra lygiaverčių žaidėjų suolelis aikštės šeimininkų gretose ir suprantama, kad svečiams galbūt pradėjo trūkti ir fizinių jėgų. Soroko metimas ir pražanga prieš jį. Dar kartą krepšininkas ką tik metęs 2 baudas, galės padaryti tą patį, vėl pelnyti 2 taškus baudos metimais, likus žaisti lygiai 2 minutės šiame antrajame rungtynių kėlinyje. Šiek tiek trumpokas metimas. Kamuolys neįkrenta į krepšį, taigi rezultatas nepakinta. 62-50. Ir antrasis metimas skrieja pro šalį. Nepatenkintas Paulius Sorokas pats savimi. Vertėtų bent jau vieną baudą įmesti. Kulvietis meta, nepataiko, įma kamuolį Leonardas. Na dabar nepataiko gan dažnai. Uteniškiai iš neblogų padėčių. Sunku man spręsti, kas tai yra. Galbūt nuovargio simptomai, galbūt kiti faktoriai, bet proga susikuria neblogas, bet paprasčiausiai iš dėkingų padėčių jie meta pro šalį. O čia žingsniai. Karateris sužingsniuoja. Pernelyg užsižaidė vienas pats. Šis aukštaūgis ir dabar iškart gauna pilos nuo Rimanto Grigo. Galbūt iš tiesų reikia atmesti kamuolį žemesniems komandos draugams, po to vėl paprašyti, kad būtų įvestas jam baudos aikštelėje arba tiesiog stovint ant uselio. Na, čia yra jau kiekvienos atakos savitumas ir tai spręsti komandos nariams bei treneriui. O čia galingas dėjimas iš viršaus. Petrukonis krauna kamuolį į krepšį ir mažina uteniškio atsilikimą iki 10 taškų. 62-52. Ir prasideda paskutinioji šio kėlinio minutė. Nepavyksta ištraukti Tomui Černeckiui kamuolio į aikštelę. Jis užimna liniją ir dabar Leonardas jį grąžins į žaidimą. Likus žaisti 59 sekundėms ir šios atakos trukmė dar 13 sekundžių. Tiek turi savo atakai pasvaliečiai. Alievas vėl organizuoja atakas. Redikas. Reikia jau mesti. Vos 2 sekundės. Redikas meta, nepataiko, o kamuolys neliečia lanko ir suprantama jis atitenka svečiams. Na dabar pats Redikas turbūt pripažįsta ir sutinka su Rimanto Grigo komandos trenerio pastaba, kad reikia vis dėlto pažiūrėti šviesantį, kiek liko laiko atakai. Pradėjo tiesiog rėkti žiūrovai, kad reikia mesti ir Redikas metė tokį jau, sakyčiau, labai sudėtingą metimą. O čia Viskonto perdavimas po krepšiu Petrukoniui ir prieš jį prasižengia aikštės šeimininkai. Ir dabar svečių komandos aukštaūgis stos prie baudų metimo linijos ir galės šiek tiek sušvelninti atsilikimą. (2 m 12 cm). Toks šio krepšininko ūgis. Na, 1 cm yra aukštesnis Aaronas Matthewsas. 2 m 13. Taigi 2 labai aukšti vidurio puolėjai yra Utenos Juventus komandoje šiame sezone. Ir antrasis baudos metimas yra tikslus. 53-62. Kol kas Utenos Juventus komanda atsilieka. Bet laiko dar yra. Dar visas ketvirtasis rungtynių kėlinys. Na dabar
negalės iki pat pabaigos šios atakos laikyti kamuolio aikštės šeimininkai. Dabar jau nėra kalbos apie kamuolio laikymą, kadangi prarastas kamuolys. Šerdas ir dabar jau gali kamuolį iki pat pabaigos šiame trečiajame rungtynių kėlinyje laikyti Utenos krepšininkai. Perdavimas aikštės kraštą, čia nepataiko uteniškiai, tolimas Rediko metimas, taip pat kamuolys atsimuša į lentą ir aidi sirena skelbianti trečiojo kėlinio pabaigą, po kurio 62-53 pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Netrukus prasidės paskutinysis ketvirtasis rungtynių kėlinys. Kol kas Pieno žvaigždžių krepšininkai yra arčiau pergalės ir jie tos pergalės nusipelno. Tiesa, tą pranašumą reikia išlaikyti ir šiame paskutinėme rungtynių kėlinyje. Visą laiką šios dienos mače, skirus galbūt vieną ar du momentus, pirmavo Pieno žvaigždžių krepšininkai. Tiesa, ta persvara svyruodavo nuo 2 iki 12 taškų, bet vis tiek priekyje būdavo pasvaliečiai. 62-53 plius 9 taškai Pieno žvaigždžių ir prasideda paskutinysis ketvirtasis kėlinys ir jis prasideda aikštės šeimininkų ataka. Perdavimas arčiau krepšio ir čia gražiai įkerta į aikštelę Redikas, kuris šiandieną yra nesulaikomas ir jo sąskaitoje jau 17 taškų. Na, o Derekas Karateris taip pat yra surinkęs pakankamai daug 16, taigi neakivaizdinė dvikova tarp šių dviejų krepšininkų, kuris bus rezultatyvesnis, tačiau tai turbūt tikrai nėra svarbu. Svarbiausia, kad Pasvalio Pieno žvaigždės iškovotų pergalę ir dar labiau sustiprintų savo lyderio pozicijas šiame Baltijos lygos C pogrupėje, kur, kaip jau minėjau, pasvaliečiai rungtyniauja labai sėkmingai ir laimėjo visas 5 žaistas rungtynes. Teks grąžinti kamuolį dar kartą į žaidimą už šoninės linijos. 11 sekundžių lieka Pieno žvaigždžių atakai. Alijevas, kaip komandos dispečeris, vėl reikiuoja komandos draugus. Reikia paskubėti, vos 3 sekundės atakai. Redikas meta iš toli, meta ir pataiko. Na, tokie metimai tiesiog žudo varžovus ir psichologiškai, ir to pačiu skirtumas didėja. Taigi Redikas pelno savo 20-ąjį tašką ir rezultatas jau 67-55. Visi apeliuoja, kad buvo pažįsta vidurio linijos taisyklė, kitaip mano mačo arbitrai, o čia pražanga prieš Petrakonį. Na, dabar galbūt ir lietė kažkas kamuolį, pripažįstu, pražiopsojau šį epizodą, tačiau Rimantas Grigas labai jau akivaizdžiai apeliuoja ir rungtynių komisarui, o šio mačo komisaras yra Kęstutis Pilipauskas, kad buvo pažįsta vidurio linijos taisyklė. Na, galbūt ir lietė kažkas kamuolį iš aikštės šeimininkų, tuomet suprantama, ta taisyklė nebuvo pažįsta, tačiau 3 mačo arbitrai jie ir nusprendžia. O dabar prie baudos metimo linijos stoja Karolis Petrakonis, pataiko pirmąjį baudos metimą 67-56. Pusantros minutės komandos sužaidė paskutinėjame rungtynių kėlinyje ir kol kas Pieno žvaigždės išlaiko tą dviženklę persvarą. 67-56
57. Keitimas aikštės šeimininkų gretose. Leonardas vėl apleidžia aikštelę. Ir vietoj jo Žygimantas Jonušas. Na, puolime Jonušas žaidžia sėkmingiau žymiai. Leonardas kol kas pelnė tik 2 taškus, Jonušas 16. Na, Jonušas, Karateris ir Rebikas. Štai 3 krepšininkai, kurie šiandieną pelno liūtą dalį taškų. Išsisuka Alijevo metimas. Na, atrodė, kad kamuolys tiesiog bus įtrauktas į lanką. Nieko panašaus, nepavyko įmesti, o dabar prasiveržimas ir pražanga Dimšai. Taip, Egidijus Dimša dabar priverstas kelti į viršų ranką. Jis nesuskubo paskui greitai ir staigiai link krepšio besiveržusi Tomą Černeskį. Ir pastarasis krepšininkas dabar meta baudas. Tačiau pirmasis metimas skrieja pro šalį. Antrasis metimas tikslus. Skirtumas mažėja iki vienženklio. 67-58, sužaidus lygiai 2 minutės ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Alijevas Redikas. Karateris. Vienas pats dabar savo tiesiog masyvaus kūno ir fizinės jėgos pagalba. Amerikietis prasiveržia palei galinę liniją link krepšio ir pelno 2 taškus. Vėl didinamas Pieno žvaigždžių komandos pranašumą. Širdas. Kova dėl kamulio, kas jie laimės. Ir galų gale Černeckis pirmasis susiskumba prie kamulio. Naujas atakai skirtas laikas. Ir Širdas ieško dabar komandos draugų. Stato užtvarą jam Petrukonis. Nepavyksta žaisti 2 prieš 2. Tačiau pavyksta išprovokuoti Žygimanto Jonušo pražangą. Kelia į viršų ranką. Dabar Jonušas. Žaidėjas, kuris šiandieną žaidžia labai sėkmingai. Ir jis pelnė jau 16 taškų, tačiau tai yra 3-oji šio krepšininko pražanga. Ir 3-oji komandinė kol kas. Uteniškiai ketvirtajame kėlinyje neprasižengė nei vieno karto, o šitie šeimininkai jau 3 kartus. Černeckis vos nepraranda kamulio. Barinovas veržiasi žaidėjas ir pelno kairė ranka 2 taškus, metimų nuo lentos. 69-60, sužaista lygiai 3 minutės ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Redikas. Perdavimas Karateriui. Vėl panašus epizodas, tik šį kartą Karateris meta netiksliai, tačiau pats ima atšokusi nuo lanko kamuolį ir dabar atliktas perdavimas komandos žaidėjui Alijevui. Jonušas. Veržlus šis krepšininkas, tačiau ir jo metimas yra blokuojamas. Širdas su Černeskiu prieš vieną Rediką. Prašo nesportinės pražangos. Tokia ir skiria dabar vienas iš mačo arbitrų, tačiau tas arbitras, kuris buvo čia pat, pražangos nesportinės neskyrė, o kitas, kuris buvo toliau skyrė. Na, ką padarysi? Dabar Rimantas Grigas prašo Rediko, kad jis nesiaiškintų, jau nieko nepakeisi. Tiesiog sudrausmina žaidėją ir dabar jį sodina ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir sodina turbūt todėl, kad Redikui tai yra jau 4-oji asmeninė pražanga. Tai yra rimta problema, nes vis dėlto šis žaidėjas, kaip jau minėjau ne kartą, yra, bent jau iki šio momento, yra rezultatyviausias aikštės šeimininkų gretose. Širdas pataiko pirmąjį baudos metimą. Na, ta Rediko pražanga dabar savotiška dovanėlė svečiams, kadangi 2 baudos metimai ir papildomai kamuolys atiteks Utenos Juventus krepšininkams. Pataiko ir antrąjį baudos metimą Širdas. Taigi 69-62 ir dar kamuolys atitenka Utenos Juventus komandai. Na, o dabar klysta. Ir dabar nesportinė pražanga. Visiškai teisingai, gal ta pražanga ir nebuvo labai kieta, bet esmė tame, kad Leonardas jau buvo beišbėgęs vienas visiškai laisvas prie krepšio varžovų ir stabdydamas dabar Širdas jį sustabdo to pačiu nuo garantuotų 2 taškų, todėl mačo arbitrai atstato status quo. Vėl baudžia nesportinę pražangą, šį kartą uteniškius ir Derekas Leonardas dabar
mes 2 baudos metimus, o po to kamuolys atiteks Pieno žvaigždžių krepšininkams. Dabar patenkinti jau Pieno žvaigždžių krepšininkai, iš pradžių buvo labai nepatenkinti, kai buvo nubaustas Dovydas Rėdikas nesportinė pražanga, tačiau dabar situacija visiškai išsilygino. Na ir uteniškiai patys kalti, kad taip neatsakingai išmetė kamuolį iš šoninės linijos ir nepasinaudojo galimybę dar labiau sušvelninti rezultatą. Dabargi tiesiog apsikeičia tiksliais baudos metimais abiejų ekipų krepšininkai ir negana to kamuolį dar kontroliuoja aikštės šeimininkai. Jonušas dabar aikštės gynybą išrikiuoja, jeigu neklystu, pirmą kartą šiame susitikime svečiai, tačiau tai nesutrukdo Egidijui Dimšai pelnyti 2 taškų ir vėl atstatyti dviženklio pranašumo. 73-62, likus žaisti lygiai 6 minutės iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai. Gintautas Matulis netrukus pasirodys aikštėje. Alijevas perima kamuolį, štai ką reiškia kibi gynyba, o dabar Aidas Viskontas baudžiamas asmeninę pražangą, kadangi neleistinai stabdė svečių komandos žaidėją. Antroji komandinė pražanga Juventus komandai šiame kėlinyje, o aikštės šeimininkai jau yra anksčiau prasižengę 4 kartus. Taigi dar 1 minutės pertraukėlė. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Artėja prie pabaigos šią minutės pertraukėlė. Suprantama, kad uteniškiams reikia radikalių permainų Juventus komandos žaidime, nes jeigu taip skirtumas visą laiką svyruos tarp 80 ar 12 taškų, tai bus labai paranku aikštės šeimininkams ir jie iškovos pergalę. Taigi reikia ryžtingų permainų, reikia gerinti savo žaidybą gynyboje visų pirma ir suprantama, kad vengti žioplokų klaidų, kokios buvo šiandieną jau ne kartą Juventus komandos žaidime, kai tiesiog kamuolys siunčiamas į užribį arba lygioje vietoje padovanojamas varžovui bėgančiam į greitą ataką. Netikslus šis tolimas Pieno žvaigždžių komandos žaidėjo metimas ir dabar su kamuoliu jau Juventus ekipa. Širdas. Negali dabar labai kietai gintis aikštės šeimininkai, nes jie yra prasižengę jau 4 kartus, nepataiko iš toli Matulis ir dabar niekur neskuba Alijevas. Laikas yra aikštės šeimininkų sąjungininkas, jie pirmauja dviženklę persvarą ir jie kol kas kontroliuoja situaciją. Tačiau dabar šiek tiek taktiškai neteisingai elgėsi, manyčiau, Leonardas. Jis baudžiamas pražanga. Puikiai žino dabar Pieno žvaigždžių krepšininkai, kad kiekviena pražanga, nesvarbu, jinai buvo metimo ar nemetimo metu, siūs varžovus prie baudų metimo linijos, taigi reiktų vengti tokių greitų pražangų, kuomet po varžovų krepšių atkovojo kamuolį uteniškiai. Nereikia prasižengti, grįžti į gynybą, tačiau Leonardas to nepadarė ir dabar Gintautas Matulis, šių komandos žaidėjas, komandos senbuvis, stoja prie baudų metimo linijos, realizuoja pirmąjį baudos metimą. Pataiko ir antrąjį ir sumažina skirtumą iki 9 taškų. 73-64. Alijevas su kamuoliu. Prašo užtvaros Jonušas, tačiau labai kibiai dengia jį Matulis. Nepavyksta išsilaisvinti iš jo globos. Alijevas. Įpusėjo jau šis kėlinys. Reikia mesti į krepšį. Pataiko dabar. Paskutinė atakai skirta sekundė. Egidijus Dimša labai sėkminga ši Pieno žvaigždžių ataka. Sudegino 24 sekundės aikštės šeimininkai ir negana to vėl padidino savo pranašumą 2 taškais. Černeckis. Viskontas. Perdavimas labai gražus po krepšiu įkirtusiam Metjusui. Pamatė dabar Viskontas vieną akimi savo komandos draugą.
ir atliko jam tikslų perdavimą. Tačiau, jeigu abi komandos keisis tiksliais metimais, tai suprantama, kad parankesnėje situacijoje bus aikštės šeimininkai. Leonardas prameta, tačiau ima kamuolį Jonušas, na ir patyrė žaidėjas Rolandas Alijevas, dabar niekur neskuba. Suprantama, kad reikia ne tik emocijų, bet taip pat ir šalto proto. O Rolandas Alijevas, komandos žaidėjas, komandos smegenis, pakankamai gerai dabar užmušinėja laiką. Ir dabar ginčo kamuolį fiksuoja mačo arbitrai, tačiau pagal eiliškumą kamuolys atitenka svečiams. Ir Utenos Juventus komanda, likus žaisti jau mažiau nei 4 minutės šiame kėlinyje, dabar organizuos savo ataką. Ir toliau 9 taškai skiria komandas. Na, tas skirtumas visą laiką išlieka po pertraukos, po 3 kėlinių. Taip pat komandas 9 taškai, 62-53, pirmavo aikštės šeimininkai. Viskontas. Dabar suprantama, kad reikia uteniškiams rengti greitas atakas, nes laikas bėga, laiko dar yra. Dar 7 taškai tikrai ne tas pranašumas, kad būtų galima nuleisti rankas. Na, o pasvaliečiams dabar pernelyg skubėti nėra prasmės. Na, nepaisant to, dabar Karateris meta nuo lentos. Atrodo, neįtin lengva metimą, tačiau pataiko, o čia pražanga prieš Žygimantą Jonušą, kuris perima kamuolį ir vėl komplikuojasi Utenos Juventus komandos situacija. Ko neko, bet noro šiandieną kovoti uteniškiai rodo nemažai ir tikrai jie nusipelno pagirimo už tą kovingumą, už tai, kad nenuleidžia rankų ir neleidžia nekiek lengviau atsikvėpti Pieno žvaigždžių krepšininkams. Vos tik pabėga dviženklę persvarą aikštės šeimininkai, Juventus krepšininkai iškart kimba į atlapus ir vėl alsuoja į nugarą. Jau kelias atkarpas matėme būtent tokias šiame susitikime. Viskontas baudžiamas dar kartą asmeninę pražangą ir tai yra 4. komandinė Utenos Juventus pražanga, o Aidui Viskontui tai yra 5. pražanga. Taigi Aidas Viskontas tampa pirmuoju krepšininku, kuris dėl viršito asmeninių pražangų limito jau šiandien nebegali tęsti susitikimo ir jis pelnęs 4 taškus šiame susitikime jau aikštėje tikrai nepasirodys. 77-68, 3 minutės ir 17 sekundžių lieka iki 4. kėlinio pabaigos. Dar viena Pieno žvaigždžių komandos ataka ir jeigu jį pasibaigs sėkmingai, vėl gali aikštės šeimininkai pirmauti dviženklių pranašumu. Na, visą laiką tas skirtumas svyruoja ir kol kas, kaip jau minėjau, tai yra parangu aikštės šeimininkams. Na, ne visiškai tikslus perdavimas, tačiau dabar pamato Alijevą Karateris ir Alijevas pelno iš po krepšio taškus. 79-68. Rezultatyviai vyksta antroji mačo pusė. Nėra ko lyginti su pirmąja. Dabar praktiškai be gynybos rungtyniauja abi komandos ir kol kas labai tiksliai po didžiosios pertraukos atakuoja varžovų krepšį ir vienos ir kitos komandos žaidėjai. Tai matome ir pažvelgia į rezultatą. Na, labai jau atviras Alijevo perdavimas. Dabar perskaitė šį sumanimą net 2 varžovų komandos žaidėjai, o šį kartą nepavyksta įsigelbėti pasvaliečiams gynyboje. Liečia Alijevo ranką kamuolys ir būtent nuo pasvaliečio jis palieka aikštelę. Dar 19 sekundžių lieka Utenos Juventus komandos šiai atakai. Iš toli meta ir pataiko iš 3 taškų zonos Širdas. Ir jau tik 6 taškai skiria komandas, tai bent drama. Atrodė, kad pirmaujant 11 ar 12 taškų skirtumų viskas taip ir nurims, tačiau nieko panašaus. Kaip jau minėjau, Utenos Juventus krepšininkai nusipelno pagarbos už tai, kad jie nenuleidžia rankų, už tai, kad jie kovoja iki pat galo ir už tai, kad jie taip narsiai kaunasi, nepaisant to, kad praktiškai visas rungtynes jie yra besivejančių rolėje. Riedikas ir toliau terrorizuoja varžovų gynybą. 22 šio krepšininko taškas prasidėjo prieš paskutinioji rungtynių minutę. Širdas nepabūgo gerokai aukštesnio savo tautiečio Karaterio, tačiau nepaisant to, jo metimas buvo netikslus. Na ir dabar jau po truputį Pieno žvaigždžių krepšininkai artėja prie sunkios pergalės, bet tiesa, jinai būtų pelnyta, nes vis dėlto pripažinkime, kad šiandieną Pieno žvaigždžių krepšininkai rungtyniavo geriau.
atstatomas 10 taškų pranašumas ir Virginijus Sirvydis, svečių komandos treneris, prašo dar 1 minutės pertraukėlės. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Dabar labai sunkia situacija, kalbant apie galutinį rungtynių teigiamą rezultatą, yra Utenos Juventus krepšininkai, vis dėlto būkime realistais, per 25 sekundės, rungtyniaujant su stiprių varžovų, jų aikštėje likviduoti 10 taškų pranašumą yra be galo sunku. Suprantama, kad šiuolaikinėme krepšinėje nutinka tokių mažų stebuklų, tačiau tai tikrai prasme turėtų būti beveik stebuklas, kad likviduoti tą 10 taškų atsilikimą, kokį dabar turi Utenos Juventus krepšininkai, likus žaisti 1 minutę ir 25 sekundės. Na tiesa, pasvaliečiai taip pat turi rungtyniauti drausmingai, nes viskas priklauso ir nuo jų. Šerdas iš 3 taškų zonos nepataiko. Na dabar jau dar labiau ta situacija pasunkėja ir turbūt jau patys Utenos Juventus krepšininkai ir treneriai, manau, šiek tiek jau nurimę, vargiai ar tikisi savo palankaus rezultato, kadangi netrukus prasidės paskutinioji minutė. Minutė ir 3 sekundės lieka iki finalinės sirenos. Dar 10 sekundžių šiai Pieno žvaigždžių atakai. Redikas išsimes kamuolį iš užribio. Dimšai perdavimas. Dar 9 sekundės atakai ir prasideda paskutinioji šio mačo minutė. Alijevas su kamuoliu. Reikia mesti, reikia mesti. Spėja išmesti ir nepataiko Carteris, tačiau išnaudojo bent jau visą 24 sekundžių limitą skirtą savo atakai pasvaliečiai. Konio metimas netikslus. Na, dabar jau ramiai gali atsikvėpti ir Rimantas Grigas ir visi kiti Pieno žvaigždžių komandos atsarginiai žaidėjai bei trenerio asistentas Mantas Šernius. Šiandieną galim pasveikinti Pieno žvaigždžių krepšininkus, iškovojus nelengva, tačiau pelnyta pergalė prieš ambicingus Utenos Juventus krepšininkus. Ir atitenka kamuolys aikštės šeimininkams. Taigi ir toliau Pieno žvaigždžių krepšininkai išliks vienintelė BBLC grupės diviziono komanda, kuri bus be pralaimėjimų. Po šios dienos pergalės pasvaliečiai iškovos 6-ąją pergalę iš tiek pat galimų ir tvirtai pirmaus šiame pogrupėje BBL divizione. Paskutinėsios sekundės, Jonušas su kamuoliu, meta jis iš 3 taškų zonos, meta ir pataiko. Ir tai yra galutinis rungtynių rezultatas jau, nes aidi sirena skelbianti rungtynių pabaigą. 86-73, 13 taškų skirtumų. Šiandieną Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda BBL lygos rungtynėse iškovoja pergalę prieš Utenos Juventus ekipą. Su jumis buvau aš, komentatorius Gintaras Brazdžionis. Viso geriausio, mieli Sporto TV kanalo žiūrovai.